Kalbame su Lietuvos samariečių bendrijos Vievės skyriaus pirmininko pavaduotoja Ana Bušinskienė. Jūsų tikslas yra supažindinti žmonės su sveikatą palaikančiais augalais. Taip. Tai gal galite apie juos papasakoti? Paruošiam sąrašiuką, kad ko nesuklyst, nesumeluot. Sąrašiuką turim. Čia yra pagal ligas surašyta yra. Pagal ligas. Pirmiausia, kokios daržovės, kokie augalai tinka, o paskui dar apie kiekvieną atskirai biskį daugiau. Kad žmonėms būtų aišku. Nes kitąsyk net pačios tos dilgėlės nežino žmonės, nuo ko jinai tinkama. Tai visko pridėjom. O čia tai tik dėl to, kad labai įdomu, čia tai tikrai ne vaistažolė ir mes nežinom aprikos agurkai, kokie mažiukai agurkiukai. Mes čia nežinom, ką. O jie yra valgomi? Labas. O jie yra valgomi? Ar aitrios labai paprikos tos dekoratyvinės? Kad aš neragavau. Čia daktarės Valiūnienės. Afrikos agurkai, dar tokių nemačiusi. Pirmą kartą pamačiau aš tuos. Aš ne pirmą kartą matau. O kas čia tokia? Čia paprika. O čia vaisiai visokie, kriaušės, čia vynuogės, obuoliai, čia daržovės visokiausios, kurios padeda žmogui sveikam išlikti ilgiau. Nu, čia visokie vaistažolės, čia va laukinės vaistažolės. Bet čia dar tokių nemačiau. Čia va sėtos vaistažolės, ten raudonėlis, ten visokie va. Čia va dobiliukas, pieniena pasislėpus, žilgėlės. Čia va šitas vazoniukai, ten yra lijošius dar, o čia va auksinis ūsas ir šitas. Va, kaip tas ūsas atrodo? Ūsas va atrodo, aš šiandien galėsiu jį kam nors padovanot, nes aš namie dar turiu. Čia darže pasodinau, tai jis labai daug tada išleidžia. Laukia puikiai? Taip, nes vazoniukė tai jis toks neužauga. O va jau čia galima visus daryti iš jos, jau galima jau užpilti. Tuos visus įskabai, o paskui viršiniukė pasilieki, va štai viršiniukė jame pasilieki. Kai žemė iki išleidžia šaknelės ir gaunasi vėl naujas. O čia Afrikos agurkai, tai jie su gamtos sąlygom auga? Nu, žinai, nežinau, va čia atnešė moteriškė, padėjo, tai jūs tai tikrai nieko nežinau. Gal čia mumernytė. Kur auginote šitą? Čia laukia augintas, daktarė Valiūnienė jau išaugino šitą. O žiemai pasomai namuose? Nu tai jinai sako, kad galima taip, Taip, aš dariau. bet kad jis jau pilna jau užtenka. Bet dar nuo šito nuskabino, dar čia Bet jis visą žiemą stovi su tais. stovi, labai Kaip jis vadinasi? Dekoratyviai pipirai, kaip vadinama, tai kaunė. tokie barbeliai, tokie gražūs. Ir čia svarbiausia, žinai, mes jau ruošiamės, tai rudens šventėj mes jau ruošiamės visus metus, žinai, sodinam viską, sėjam ir jau kai jau ateina rudens šventė, tai tada nešam parodyti. Čia ne viską taip kaip Naminės atnešėm. spanguolės. Spanguolės nenaminės, ne. Naminės, kaip atrodo? Kokios spanguolės? Miško. Ne miško. Laba diena, mėlyje, ypatingai ir mūsų angelai sargai, kurie bus augo čia. Mes, man atrodo, kad turėsime savo pasiploti, kad mes Avietės mano. Bet nebūna tokios galim pabūt kartu. Tai prašom pasiploti, kad bus mangiau. Ne, Valentina, ne.